Sveiki, šiame video parodysiu, kaip taisyti baterijas. Taigi turiu čia porą baterijų, kurios viena net neįsijungia, indikatorius net nieko nerodo. Ir kita indikatorius dar kažką rodo, bet nekrauna. Taigi, turiu tokį multimetrą. Nustatysiu ant įtampą, kad rodytų. Pasižiūrėsim, kokią įtampą rodo. Rodo 18. Čia didžiąją bateriją. Įrodo visai mažą įtampą mažosios baterijos. Dar kartą pažiūrėsiu, ką rodo ta didelė baterija. Rodo 18,77. Tačiau indikatorius nerodo nieko. Būna ir taip. Taip. Dabar, kad pasižiūrėti, kurios celės geros, reikės tokių šešiakampių, nes čia matosi surinkta. Gal ne matosi, kad tokie varžtukai. Ir ta kita celė. Matosi varžtukai. Ir toliau ardysiu tos baterijas. Išimsiu korpusą ir toliau tikrinsiu kiekvieną celę atskirai. Dabar bandysiu atspėti, kokio dydžio reikia mums rakto, gal tokio. Atspėjau šitokią. Taip ardosi, atsisuka lengvai tie šešiakampiai varžtukai. Dabar čia vienoj pusėje 4 bus. Dar. Ir kitoj pusėje. Čia dabar ardau tą didžiąją bateriją. Liko dar šitas ir dar vienas. Paskutinis varžtas. Ir dar kas čia laiko. Jau šitos didžiosios baterijos visi varžtai išimti. Dabar beliko ta mažesnė baterija. Atsisuka tos mažesnės baterijos mažiau varžtų. Dar liko paskutinis varžtas. Dabar jau visi varžtai išsukinėti. Kokio 2,5 atidaros raktelio. Beliks tik tai atidaryti korpusus. Dabar pradėsiu nuo tos. Nusiima. Taip. Spiruoklė
Ir yra 5 celės. Yra plokštė valdymo ir yra 5 celės. Dar galima pažiūrėti 2 ampervalandžių celės ir galima pažiūrėti va modelį. Čia yra tas fiksatorius. Ir taip atrodo išardyta baterija lydrinė 20 voltų. Tai va dabar padėsiu ją į šoną. Va, 5 celės yra 2 ampervalandžių. Tai va, o dabar ardysiu didelę bateriją. Va, štaip nusijama. Toks korpusas. Taip. Dabar kita pusė. Kita pusė irgi va tai va nusijama. Viršus nusijama. Taip atrodo jos privirintos. Valdymo plokštė. Ir taip atrodo išardytos lydinės baterijos. Taigi dabar matuosiu kiekvienos celės įtampą. Nusistatau multimetrą ant įtampos. Bus geriau matyti. Biškai neblizgėtų. Pirma celė 362. Antra celė 362. 362. 361. Va 233. 2342. Ir vėl 363. Taigi va šita celė yra prasta. Va šita celė yra prasta. Aišku, gerai būtų dar, kad įrašytų markeris. Tai va, tikrinsiu celės. Dabar viena 362, 363, 362, 362, 234 mV ir 363. 36, 233, 36, 36 ir 36. Aišku, va šita celė bloga. Dabar tikrinsiu tą didelę bateriją. Taip, pirma celė 3,7, antra 3,7, trečia 3,7, ketvirta 3,7, penkta 3,6, 3,7, 3,7, 3,7. Ir čia visos celės sveikos. Antra, trečia, ketvirta, penkta. Visos celės sveikos, bet indikatorius nerodo. Įdomu, kodėl. Patikrinau abu akumuliatorius. Radau vieną celę blogą. Yra va šita, ta celė bloga. Ir ją reikės keisti arba bandyti atgaivinti. Dabar šitą visos celės veikia tik tai išėjime kažkodėl tai ten tas, kur ten tas indikatorius nerodo nieko. Bandysiu krauti su šitą bateriją. O šitą reiks ardyti. Va, tai yra plokštė. Nežinau, kiek čia matosi. Ir kryžminiai. Va, keletas kryžminių varžtukų. Tas kryžminis. Va, yra tokia modė. Parksaido netgi. INR 186 PME. Dabar va, turiu atsuktuviuką ir va, dar vienas varžtuką. Va, atsukti varžtukai. O dabar bandau krauti tą didesnės talpos bateriją. Ir ten turiu va kroviklį. Aišku, į kadrą jis netelpa. Ir va. Ir didžioji baterija. Taip. Ir tas indikatorius.
Kaip atrodo pakrauta, sutvarkyta, veikianti 8 ampervalandžių baterija. Va, taip veikia, rodo indikatorius. Ir šitas indikatorius va, ir taip atrodo veikiančios baterijos. Tai va, viena batarkė sutaisyta. Va, šitaip indikatorius veikia. Dabar patikrinsim, ar kaip veikia. Va, yra įrankis, baterija. Jau sutvarkyta. Va, matysit. Indikatorius veikia ir nusiima. Dabar va, kita indikatorius. Va, taip neleidžia spausti, va, reikia iškart 2. Va, ir veikia.